Ką reiškia sapnuoti kalėjimą? Sapnai apie kalėjimą dažniausiai yra susiję su jūsų jausmais, baimėmis ir vidiniais konfliktais. Jei sapnuojate, kad esate kalėjime, tai gali reikšti, kad jaučiate, jog esate apribotas arba kontroliuojamas savo gyvenime. Gali būti, kad negalite kontroliuoti savo aplinkos arba kad turite laikytis tam tikrų primestų taisyklių bei elgesio normų. Jei sapnuojate, kad einate į kalėjimą, tai gali reikšti, kad jaučiate, jog turite prisiimti atsakomybę už savo veiksmus. Gali būti, kad padarėte kažką, dėl ko jaučiate kaltę arba gėdą ir dabar turite susidoroti su pasekmėmis. Jei sapnuojate, kad išeinate iš kalėjimo, tai gali reikšti, jog turite vilties dėl naujos pradžios. Gali būti, kad pagaliau radote būdą išspręsti savo problemas arba jaučiate, kad esate pasirengę judėti toliau. Jei sapnuojate, kad matote kalėjimą, tai gali reikšti, kad jūsų laukia keblumų arba nemalonų netikėtumų. Sapnuose matyti savo šeimą kalėjime gali simbolizuoti jūsų suvokimą apie šeimos spaudimą ar lūkesčius. Kalėjimo prižiūrėtojas jūsų sapne gali reikšti autoritetą arba jūsų vidinį kritiką. Tuščia kamera gali reikšti neišnaudotas galimybės arba izoliacijos baimę. Daugelie senovės civilizacijų kalėjimas sapnuose buvo vaikomas įspėjimu apie pernelyg didelius apribojimus arba artėjantį moralinį apsisprendimą. Krikščionybė kalėjimo sapną aiškina kaip raginimą siekti dvasinės laisvės ar nuodėmių atleidimo. Tai reiškia siekį atpirkti kaltę arba pramušti kaltės sienas. Tikiuosi, kad šis vaizdo įrašas suteikė jums naujų minčių ir padėjo geriau suprasti likimo ženklus. Jei jums patiko, prenumeruokite mūsų kanalą, kad nepraleistumėte būsimų vaizdo įrašų. Ir spustelkite mygtuką patinka, jei norite mus palaikyti. Iki pasimatymo.